Sveiki visi klausantys Sostinės krepšinio lygos podcastas, ačiū Jums už valandą, kurią skirsite netrukus prasidėsiančiam podcastui ir šiandien podcastas toks neįlinis, gal nuo to ir pradėsim iš tikrųjų, ar ne? Teisėjai prastai laidose nedalyvauja, interviu kažkokių nedalina, o šiandien turim netgi du, tai puikiai visiems pažįstami Sostinės krepšinio lygos teisėjai ir žaidėjai, vienas iš jų buvęs, tai Mindaugas Žilinskis. Sveiki. Ir Remigijus Bartkus iki šiol gainiojantis kamuolį, o kartais ir su švilpuku būnantis aikšteliai. Sveiki visi. Tai vyručiai, iš tikrųjų mes esam labai gerai pažįstami su jumis ir bičiuliaujamės ne tik tai krepšinio aikštelėje, ar ne, tai toks turėtų būti šiltas podcastas. Šitas, papasakokit gal kiekvienas, Remigijų, pradėsim nuo tavęs, ką veikėt dar gyvenime be teisėjimo, nes teisėjimas šiaip atima tikrai nemažai laiko, ar ne, parduoti vakarai, parduoti savaitgaliai, o kas būna tada, kai nebūna aikšteliai? Kaip įprasta, kaip ir paprastas Lietuvos pilietis, dirbu darbą nuo 8 iki 5, atlieku, kaip sakom, pareigą, reikia uždirbti dar tų pinigų, užsidirbti pensijai ir viskas, o daugiau kas. Poilsis būna ir tiek nuo teisėjimo, kai jau pasibaigė sezonas. Ką dirbi? Dirbu įmonėje OAB Stiklo ekspertai, mes atliekama paslaugas keičiame automobilių stiklus ir, kaip sakoma, pareigos, tai kaip vadovas dabar sako, Remigijau, tu pas mus įmonėje universalus karys. Mindaugai, tavo dienos kaip atrodo? Mano dienos atrodo labai panašiai. Pagrindinė mano veikla yra projektai sveikatos srity. Jeigu taip konkrečiau, esu atsakingas už jų valdymą, už jų sėkmingą įgyvendinimą, kad sveikatos sektorius būtų tobulesnis, ir labiau prieinamas Lietuvos piliečiams. O laisvalaikis, žinoma, neatsiejama gyvenimo dalis, tai man yra labai svarbu šeimos gerovė, mūsų laikas, nors jo ir labai yra nedaug sezono metu, bet priėjus kompromiso su šeima, susidėliojam planus, laisvalaikį, taip ir gyvenam. Kaip Mindaugai, apskritai krepšinis atsirado pas tave gyvenime, turbūt nuo mažumės augai su kamuoliu? Jo, krepšinis iš tikrųjų prasidėjo, pradžia krepšinio mano gyvenime buvo labai anksti, turbūt nuo 5-6 metų. Kaimo krepšinio aikšteliai, pamačiau lanką, ir pagalvojau, kad reikia pabandyti pasvaidyti sviedinį į krepšį. Iš pradžių net nedamesdavau, tai dėdėm tekdavo kelt, kad pataikyčiau krepšį sviedinį. Ir paskui jau po kelių metų pamačiau skelbimą dėl naujokų priėmimo į Šarūno Marčiulionio krepšinio akademiją. Ir mano krepšinio kelias prasidėjo turbūt nuo 8-9 metų Marčiulionio krepšinio mokykloje. Kas buvo pirmas tavo treneris? Jeigu gerai prisimenu, mano pirmas treneris buvo Arūnas Umbrasas. Remigijau, tu augai Raseiniuose, ar ne? Taip. Tavo net pravardė yra Raseinių Plevėsa. Čia atskleidė vienas tavo kraštietis. Kaip tavo pažintis su krepšiniu atrodė? Ir kaip paskiau sugalvojai teisėjaut, galėsi pratęsti mintį? Mano pažintis su krepšiniu prasidėjo paprastai. Treneris Albertas Vilimas rinko 84 metų gimimo grupę vaikų. Ėjo per mokyklą, per klases ir užėjo mano klasę. Iš mano klasės susidomėjom 2 klasiokai, aš ir dar vienas. Taip ir pradėjau lankyti krepšinį pas jį. Tai jis priklausė, buvo treneris Raseinių sporto mokyklos ir iki mokyklos pabaigos likau su tuo pačiu treneriu iki pabaigos, kaip sakoma, baigimo mokyklos ir sporto mokyklos. Tu turbūt labiausiai buvai įžengęs į tą, pavadinkim, jeigu tai galima pavadinti profesionalų krepšinį, nes žaidė regionų krepšinio lygoje, ar ne? Vienu laiku. Taip, čia buvo mano sugrįžimas ir kai grįžau, truputį teko pagyventi emigracijai, buvau emigravęs iš Lietuvos ir kai grįžau į Lietuvą, grįžau Raseinius ir treneris Albertas Vilimas susitiko mane, sako, grįžk, pabandyk, atsigausi, patiks, vis tiek gyvenai tuo krepšiniu. Ir tiek, buvau sugrįžęs kažkiek. O teisėjavimas gyvenime atsirado irgi taipogi mokykloje. Viskas prasidėjo nuo mokyklos, tarp klasinių
rungtynių teisėjavimu. Buvo fizinio lavinimo treneris, kuris paprašė, gal norėtum pabandyti, pateisėjauti, taip ir taip. Nu, pabandžiau, patiko kažkiek, paskui pamatė tas pats treneris Albertas Vilimas, nes buvo jau tarp mokykliniam rungtynėm teisėjauti teko. Taip ir prasidėjo, kad įsisukau ir į teisėjimą. Mindaugai, tu tai su kamuoliu gana ilgai lakstai, ar ne? Ir tas švilpukas jau atsirado tau virš 30 turbūt buvo, ar ne? Taip, tai pradžia yra labai paprasta. Kai baigiau krepšinio mokyklą, profesionalaus lygmens netempiau, tai trenerė siūlė pradėti teisėjaut. Aš tuo metu tikrai nežadėjau to dalyko daryti ir man buvo labai tolimas rytis. Žaidžiau universitete, po universiteto mėgėjų lygose ir mane tas labai gerai veždavo ir tenkindavo ta sporto šaka, bet plyšus kryžminiam raiščiam tiek vienoj kojoj, tiek kitoj kojoj. Teko prieiti išvados, kad kažką reikia turbūt keisti, o tas žinias norėjosi panaudoti kažkam arba treneriavime, arba teisėjavime. Tai iš esmės žmona pasiūlė kreiptis galbūt dėl teisėjavimo į kolegas. Tuo metu buvo ir krepšinio mokyklėlė jau įsteigta, krepšinio teisėjų mokyklėlė. Pasiskambinau Audriui Jaraminui, Gvidui Gedvilui, atsiradau teisėjų krepšinio mokyklėlėj. Ir su švilpuku pradėjau draugauti turbūt 31 metų. Tai jau 9 metai, ar ne? 9 metai. Remigijau, tu su Mindaugu tos pačios mokyklėlės laidos, ar ne? Jeigu neklystu. Ne, aš anksčiau. Ne. Ar tos pačios? Ne tos pačios. Ne tos, aš anksčiau metais buvau. Taip. Jo. Nes kažkaip anksčiau aš. Mes susipažinom turbūt praktiškai vienu metu, aš irgi, kas keisčiausia, kad aš pats irgi teisėjaut pradėjau anksčiau negu jūs. Nors jūs gerokai vyresni ir Mindaugas šiaip apskritai tapo tokių stereotipų laužytojų šį sezoną, nes būdamas 40 debiutavo nacionaliniai krepšinio lygui, kas, aš nežinau, turbūt iš vienetinių atvejų yra, ar ne? Jo, man kiek teko girdėti, turbūt gal Tadas buvo vyriausias. Tadas Taruta buvo vyriausias, įstojęs, ta prasme, įžengęs į nacionalinės teisėjų šeimą, gal 36, jeigu aš neklystu. Tai jo, turbūt, kad šiandien dienai būsiu vyriausias. Ok, toks irgi klausimas daug labai susijęs su Sostinės krepšinio lyga. Kiek daugiausiai esat rungtynių per mėnesį su teisėjavę, jeigu tai paimt ilgą kažkokį laikotarpį, nebūtinai šį sezoną kalbam apie apskritai. Klausimas per mėnesį? Per mėnesį. Per mėnesį. Mano rekordas buvo 78 varžybos. 78. 65 atrodo. Tai daugiau negu po 2 per dieną. Taip, tai žiūrėjau iš tikrųjų to laikotarpio mėnesio tvarkaraštį, tai iš esmės 78 varžybos nebuvo kiekvieną dieną teisėjautos, dažniausiai savaitgalį buvo sukritusios po 6, po 5, bet tai buvo labai senai. Tai iš esmės savaitgaliai buvo užmušti. Buvo viena kita laisva diena, bet kai pamačiau bendrą kiekį, tai wow. Iš tikrųjų jautėsi tas krūvis. Nežinau, ar tai gerai ar blogai, bet patirtis yra iš tikrųjų gera, kad tai reikalauja labai daug emocinių jėgų, fizinių jėgų, ir turbūt kartuoti nenorėčiau. Šiaip, Remigijau, kad ir 65, ar ne, labai didelis skaičius, bet ir dabar netrūksta tų rungtynių, ar ne? Vis tiek mėnesis 40 rungtynių yra... Su regionų krepšinio lyga virš 40 yra mėnesį, kurie krenta, taip. Nes, dabar jau nesinori gal, kai tada būdavo gal daugiau tų rungtynių. Tie sekmadieniai būdavo labai sunkesni, kur 5 arba net 6. O dabar jau tikrai nesinori tiek tų rungtynių. Jau sekmadienį ir matau, kad gal tų rungtynių mažiau ar ką. Ir kolegų daugiau, tų jaunų teisėjų atsirado pas mus VKTS sąjungoje. Tai 3, tos 4 yra pats tas aptarnauti užtenka. Daugam turbūt kyla klausimas, kiek įmanoma uždirbti teisėjaujant 60 ar 70 rungtynių per mėnesį. Yra dar toks gandas, turbūt aišku jau paneigtas 100 kartų, bet kad ir procentą gaunat nuo techninių pražangų kažkokį tai skirtų. Kiek Remigijau ten tą sumą gaunas paskiau malonė mėnesio pabaigoje? Jinai tikrai, žinot, kaip sakoma, kai kas nors paklausė, kiek uždirbiu iš teisėjimo, daugiau negu minimumą.
Koks abstraktus, Mindaugai, tu gal konkretinsi kažkiek tai? Aš gal ribą nubrėšiu tiesiog nuo iki, tai aš manau, kad visi puikiai žino, kad tas uždarbis priklauso nuo iš teisėjautų rungtynių kiekio. Tai aš manau, kad nesunkiai galima susirinkti nuo 800 iki 1500 eurų, tai nėra ta riba, kur yra sunkiai pasiekiama. Aišku, kai sumuoji tą atlyginimą, kurį gauni darbe, paskiau atlyginimą, kurį gauni už rungtynės, teisėjautas mėnesio gale vis tiek ta suma susidaro didelė ir vat, kai kalbi su artimiausiais draugais, kažkaip sako, tai tu čia tiek uždirbi ir ten taip toliau, bet dažnai būna, kad net ir nėra kada išleisti tų pinigų, nes tiesiog visą laiką yra darbas arba aikštelė, darbas aikštelė. Taip, Mariau, kelionės. Tu teisus, aš tik tai papildysiu tave, kad iš esmės pirmais metais teisėjo uždarbis, apskritai, kai pradėjau teisėjaut, man buvo hobis, aš net nesitikėjau iš to uždirbti, bet kai tu gauni dar atlygį, tai būdavo iš tikrųjų dvigubai toks malonus jausmas. Ir norėjusi kuo daugiau atiteisėjaut, kad kuo daugiau pajausti finansinę grąžą. Vėliau jau turbūt nelabai taip iš tikrųjų tuos pinigus orientuojas, kiek į varžybų kokybę, kad jaustumės gerai, kad į varžybas ateitum iš tikrųjų pasiruošęs, atidirbtum taip, kaip iš tavęs to tikisi, tai tas pinigas turbūt nėra pagrindinis aspektas teisėjavime. Kaip tau, Remigijau, motyvacija ar irgi labiau žiūri iš to, kad malonumas yra malonumas vakare pasportuoti ir pajudėti kažkiek tai? Jaučiu tikrai malonumą, ta finansinė, kaip ir kiekvienam, pinigai niekam nemaišo, ne? Tu gauni, bet malonumas tikrai yra didelis ir plus susirandi gerų kolegų, pažįstamų, tampi su kai kuo draugais, ar dar kaip ir viskas, tas bendravimas kitoks, nes tu, kai būni, nežinau, turbūt negalėčiau būti toks, kaip įsireikšti, kad darbuotojas, kuris turiu nuo 8 iki 5, mano darbas baigęs ir gyventi, turiu tokį priežodį, sofa life. Tai šito negalėčiau ir tikrai tas pareini, išeini ir tu jauti malonumą tą, kad tu esi su krepšiniu, su kuriuo gyvenai nuo 9 metų ir tu esi šalia to krepšinio. Aišku, mes nepelnom tų taškų, dar kažko, bet aš esu šalia krepšinio aikštelės ir man tai didžiausias malonumas. Bet vis tiek ir galų gale tas rezultatų siekimas, kuris ar ne, nuo vaikystės, nuo treniruočių, nuo varžybų yra, jisai išlikęs pas teisėjus vis tiek, nes kaip ten bebūtų, in the end of the day mes konkuruojam vienas su kitu, kuris eis į aukštesnę lygą, kuris bus reitingai aukščiau ir tas kiekvieną sezono pabaiga mes šiek tiek žiūrim tos rezultatus ir siekiam su savo darbo kokybę aplenkti kolegas, ar ne? Taip, be abejo. Taip. Eitumėm gal truputį į detalės dabar. Labai daug iš tikrųjų turim žiūrovų klausimų iš Sostinės krepšinio lygos Facebook paskyros, tai ačiū visiems už tos klausimus ir mes jūs visai netrukus paliesim, bet prieš tai aš dar norėčiau paliesti keletą temų. Ar jums nesusidaro įspūdis, kad techninė pražanga ir teisėjimas taip glaudžiai susiję dalykai yra ir kai pradeda kalbėti žmonės apie teisėjus, diskutuoti apie teisėjų darbą, iš karto eina kalba, ten davė techninę. Kodėl žaidėjai taip jautriai reaguoja į tas techninės pražangas? Nes bent jau mano tokia kaip pagalvojimas išvada yra, techninė pražanga yra tas pažeidimas taisyklių, kurį tu iš esmės gali pasirinkti, ar gauti ar negauti, nes tu gali valdyti savo emocijas ir negauti techninę. Yra labai keli tik tai tokie atvejai, kada ten likus 2 minutėm arba mažiau iki rungtynių pabaigos tu užlipi ant linijos ir gauni techninę pražangą, ar ne, ant šoninės ar galinės linijos. Bet visą kitą tu gali iš principo pasirinkti, bet paskiau pasirinkęs gauti stipriai pyksti ir erzinės. Mindaugai, kaip tau atrodo, kodėl taip yra? Aš iš tikrųjų labai daug esu galvojęs apie tą emociją, kodėl techninė pražanga iš tikrųjų sukelia žmogui, žaidėjui šiuo atveju emociją. Paimkime labai paprastą dalyką. Tai yra pažeidimas, ar ne? Tai yra vienas baudos metimas. Būtent tai yra vienas, tai yra pigiau negu tiesiog prasižengti metimo metu. Taip, iš esmės tai yra nuobauda, kuri vadinasi šiek tiek kitaip, tai yra vienas baudos metimas, kamuolio valdymas nesikeičia, jinai nėra skausminga komandai, bet aš manau, mano subjektyvia nuomonė, tai yra turbūt šiek tiek iš seniau išlikęs tas toks
emocinis fonas, kai dar techninė buvo daug skausmingesnė komandom. 2 metimai ir kamuolio valdymas. Taip, ir plus finansiniai nuostoliai žaidėjui. Aš manau, kad tai toks kompleksiškas, senas likęs fonas, kuriam reikia šiek tiek daugiau laiko iš žaidėjų emocijos išeiti. Tai aš manau, kad ateityje galbūt galėtų ta techninė pražanga atrodyti ne taip skausmingai žaidėjų emocijos prasme, nes šiandien dienai dar jaučiasi tas toks iš seniau, tas esamas pojūtis. Turime jau pats iš savęs toksai, esi šiek tiek karštas žmogus, ar ne, daug visą laiką emocijų ir pats žaisdamas F-lygoje praėjusiais metais esi gavęs techninių pražangų, netgi kaip žaidėjas. Iš žaidėjo perspektyvos papasako, kodėl užverda tas, kaip sakyt, viduje ir kaip tu paskui reaguoji į tą gavimą. Į tą gavimą reaguoju, žinot, kaip labai irgi emocingai. Pernai taip gavau, paėmus mėgėjų lygose 7 gal. O tu vienas iš tų, sakyt, rėmėjų lygos? 7, taip. Ir visiems atskleisiu, kad mes susimokam lygiai taip pat, tas techninės, kaip ir visi mėgėjų Sostinės krepšinio lygos žaidėjai. O ta emocija, kodėl sukyla? Žinot, kai aš esu teisėjas ir žaidėjas, aš daugmaž žinau, kada padaryti tą pražangą, kaip ją padaryti. Bet emocija dažniausiai sukyla dėl to, kad tikrai atrodo, kad kolega suklydo. Ir mano tas paklausimas išeina, kad emocionalus, per daug emocionalus prieš mano kolegas teisėjus, kurie teisėjauja Sostinės krepšinio lygoje. Tai ir už tai nusipelniau techninių pražangų. Padarai kokias nors išvadas po praėjusią sezoną? Taip, padariau, nes techninės pražangos, taip, F lygoje šita pražanga techninė kainuoja 20 €, ne? Kalbam atvirai. Bet kai žaidžiu už komandą išmėgink.lt, ten mūsų gerbiamas treneris Justas Katauskas yra įvedęs taisyklę, kad jei gaunam techninę, mes susimokam lygai ir sumokam į komandos biudžetą. Tai yra jau 40 €. Tai čia jau 2 kart skaudžiau. Tai reiškia ką? Reikia padaryti išvadas po praeito sezono ir šiam sezonui pasakiau, kad šį sezoną negausiu nei vienos techninės Sostinės krepšinio lygoje. Taip, po kol kas man sekasi, dar negavau. Tai aš dar nešvilpiau tiesiog. Švilpėjau. Ai, teisingai buvo vienas. Kaip reaguoja šeimyna, kai ateini ir sakai žmonai, žinai, čia dabar reikės 140 € pervest Vaidui, nes aš ten truputį huliganavau. Mariau, atsiprašau, kas sako, kad sako šeimynai? Nesakom, tylim. Supratau. Kitas toks dar vienas dalykas, prieš pereinant prie klausimų. Kaip jūs manot, ar verta po rungtynių diskutuoti su mėgėjais žaidėjais? Aš šitą klausimą įtraukiau tik tai šiandien, nes vakar turėjau kaip tik diskusiją po rungtynių. Paprasta situacija, perimtas kamuolys, jisai rieda link užribio, žaidėjas, kuriam greičiausiai bus vidurio linijos pažeidimas, dar tą kamuolį vangiai gaudo, o tuo metu varžovas jį apibėga, įvyksta kontaktas pečiu ir tas žaidėjas krenta į tribūnas ir susižeidžia, iš tikrųjų. Ir atsiranda diskusija, tai paprasta ar nesportinė pražanga, taip toliau, ir tuo metu ten mes viską išsiaiškinam, bet po rungtynių vėl užauga tas ir supranti, kad mes žaidėjai matė tą epizodą visiškai vienaip, aš mačiau visiškai kitaip, jiems atrodo, kad dėl to, kad buvo kraujas ir ten atsitrenkė į tas kėdes, tai turi būti nesportinė pražanga, aš labiau linkęs vadovautis taisyklių kriterijais. Kaip Mindaugai, bent jau pats tu asmeniškai, ar stengiasi veltis į tas diskusijas, pabandyti paaiškinti, ar labiau atsiriboji ir... Aš asmeniškai linkęs visą laiką padiskutuoti. Bet pirmiausia žiūriu, kokia yra žaidėjo emocija. Tai jeigu žaidėjas ateina su gera emocija, tinkamai nusiteikęs ir aš matau, kad dialogas yra pakankamai geras, aš visą laiką stengiuosi padiskutuoti, tą situaciją išnarplio taip, kaip aš ją mačiau, pažerti argumentus, kodėl aš priėmiau vienokį ar kitokį sprendimą. Ir šiaip galiu prisipažinti, kad dažniausių atveju ta diskusija finišuoja
pakankamai normaliom emocijom tiek man, tiek žmogui, kuris uždavė klausimą. Taip, yra keletas situacijų, kuriuose aš pats nutraukiau diskusiją, nes aš matau, kad jinai bus visiškai destruktyvi, nes žaidėjas atėjo su neigiama emocija, nusiteikęs piktai ir visiškai negirdi ir neklauso, ką aš bandau pasakyti. Tai aš manau, kad tokioje situacijoje diskutuoti nėra apie ką, dėl to, kad kai žmogų apima neigiamą emociją, tai dažniausiai jisai užsiblokuoja, pasistato sieną ir nieko negirdi. Tau, Remigijau, ar tą pačią turi nuomonę, nes man dar kartais sudaro įspūdis, kad žaidėjai atėjo po rungtynių padiskutuoti, jie labai tikisi išgirsti iš teisėjo, jo, žinot, aš suklydau. Nebūtinai, net jeigu ten buvo, gal ir buvo geras sprendimas, bet pasiekti tą satisfakciją, taip, aš suklydau iš teisėjo ir tada išeiti iš tos diskusijos kažkokiu tai laimėtoju. Kaip tau atrodo? Kad suklydau, žinot, ten jeigu lemiamas momentas rungtynių pabaigoje, tai susikaupimas yra labai didžiulis. Jeigu rezultatas apylygus, jau tu žinai, kad tavo kiekvienas sprendimas gali nulemti, kaip ir jau kiekvienas metimas gali nulemti nugalėtoją, ne? Tai šitas pripažinimas klaidos dar kažko, tai mes tokiu momentu tikrai neatsimenu gal rungtynių, kad būčiau suklydęs. Ir labiausiai, kad va ta diskusija dėl aš visada kaltinu žaidėjo emociją. Tu nurimk ir pagalvok. Teisėjas priėmė sprendimą. Nurimk, pagalvok ir tada jis atliks savo darbą, administruos, tu prieik ir ramiai su juo pasikalbėk. Nes būna tikrai tokių karštų momentų, ten, sakykime, teisėjant toj pačioje regionų ar nacionaliniai krepšinio lygui, kaip po rungtynių ateina žaidėjas dar karštas iš karto, nori kažkokių tai atsakymų ir ten nevyksta ta diskusija, paskiau nueinam į dušą, išsimaudom visi taip toliau ir susitinkam atsitiktinai koridoriui, išeidami iš pastato, pavyzdžiui. Absoliučiai kitas pokalbis. Taip. Absoliučiai. Tai Mariau, aš kaip ir sakiau, vieni sugeba ateiti su gera emocija jau iškart po varžybų, bet yra dalis žmonių, kuriems reikia laiko, kad ta emocija nurimtų. Tai turbūt tas ateinantysis su klausimu ir yra rodiklis, ar vyks diskusija, ar jinai nevyks. Jo, tai turbūt laikas klausimam, kurį turėjom labai daug, tai dar kartą tikrai noriu padėkoti visiems, kas nepatingėjot ir parašėt klausimų ir juokingų. Nepykit, tikrai netraukiau klausimų, kur tai ar buvo nesportinė ar ne, ar buvo žingsnė ar ne. Ačiū, kad parašėt, bet nelabai turim ką pakomentuoti šitom temom. Šiaip Vesta Česnovaitė iš Kauno Laisvės moterų komandos iš esmės atliko mano darbą ir man podcast'ų nereikia ruoštis, nes prirašė tiek klausimų ir temų, kurias mes dabar ir praeisime po truputėlį. Tai Vestos klausimai tikrai labai taiklus ir gal pradėkim, rašo Vesta, kaip psichologiškai pasiruošėte varžyboms ir kokį fizinį pasiruošimą turite off-seasono metu, Mindaugai? Tai pradėsiu nuo fizinio pasirengimo galbūt. Tai aš asmeniškai tarp sezonių daug lakstau. Pats žinai, Mariau, nes su manim teko palakstyti. Aš mėgstu bėgiojimą, kas padeda man atsiriboti nuo kasdienės veiklos, nuo kasdienio darbo, prapučia smegenis, susidėlioju mintis, tuo pačiu pasportuoju, mėgstu lakstyti ilgas distancijas. Nesikuklink pusmaratonius. Jo, man patinka pusmaratoniai, patinka gamta, tai ausinukas, gera muzika, gera emocija, geras oras. Taip, aš lakstau per metus kažkur 4,5 mėnesio. Tai yra tarp sezonių. Sezono metu, kadangi varžybų kiekis yra pakankamai didelis, tai užsiemu fizinę veiklą namuose, kai tik tai galiu. Na, didžiausias fizinis pasirengimas turbūt aikštelėje teisėjimo metu. Psichologinis aspektas? Psichologinis aspektas man asmeniškai padeda su psichologija, tai komandų tokia žaidėjų analizė vis tiek, kai eini teisėjaut varžybų, tu matai, kam eini teisėjaut, tai natūraliai gaunasi taip, kad tu pasidomi, kas žaidės, kas žais, kaip jie žaidžia, ką jie mėgsta žaisti ir taip toliau. Tas padeda pasiruošti varžybom, o kai tu jautiesi pasiruošęs varžybom, natūraliai psichologija yra tavo, tokia, sakykime, stipresnė. Ar buvo kokios varžybos, po kurių jau tikrai norėjote mesti teisėjimo karjerą, o gal jų metu įvyko koks didelis konfliktas arba gavo didelį psichologinį spaudimą iš trenerių, žaidėjų ar žiūrovų? Remigijau, buvo tau minčių kada nors atsikratyti šitos nesąmonės iš Švilpuko? Ne, nebuvo. Bet tokių rungtynių, kur būtų
sunkios rungtynės psichologiškai tikriausiai visi esame. Ne, visi esam turėję, taip, visi esam turėję, kaip sakoma, kai reikia. Bet čia tų rungtynių gal buvo daugiau regionų lygoj, negu mėgėjų, tų psichologiškai sunkesnių. Aišku, mėgėjose psichologiškai sunkios rungtynės galiu išskirti, kad veteranų, kur žaidžia buvę profesionalūs krepšininkai, jie žino, kaip pagudrauti, kaip tau kažką pasakyti ir taip toliau. Randa jie tų kabliukų, kaip prisikabinti. Tai turi atlaikyti, išlikti ramus, su jais komunikuoti truputėlį ir viskas. Ir bandai taip, kad nepalaužtų tavęs psichologiškai ir kad tas palaužimas lemtų tavo, atsirastų kažkokia tai baimė ar dar kažkas, kad tu nepasitikė savo švilpuku, pradės nepasitikėti kolegą ir viskas. Stengiasi išlikti ramus. Ir viskas. Šiaip teisėjimas užaugina pakankamai storą odą gyvenimui. Bent jau man teko kiek darbiniai praktikoje susidurti. Aš kažkada dirbau klientų aptarnavimo centre vienoje tarptautiniai kompanijai. Tai būna, pasižiūri kolegės, ten pakalba telefonu su kažkokiu klientu į ašaras, nes kažkas tai kažką grubiau pasakė, ten, man paskambina kažkas, tai nei šilta, nei šalta, ar ne? Tas duoda tokį ir gyvenime atsparumą ir gebėjimą greitai spręsti problemą, tik paskiau jau galbūt, jeigu reikia leistis į emociją. Tai aš gal Mariau tave papildysiu, iš tikrųjų labai taikliai pataikiai. Visai nesenai važiavom į varžybą su vienu iš teisėjų, bendravom, ką duoda mums teisėjavimas. Nešneku apie finansinę grąžą, šneku apie gyvenimiškas situacijas. Man asmeniškai teisėjavimas davė labai daug kantrybės prasme, situacijos įvertinimo prasme. Tu kitaip žiūri į gyvenimiškas situacijas per teisėjimo prizmę. Nori, nenori, tas turbūt užauga viduj ir tu pasidarai iš esmės šiek tiek kitoks. Tai netoks impulsyvus, sugebi vertinti blaiviai situaciją ir priimti, man atrodo, tą sprendimą, kuris tau atrodo tinkamiausias. Tai teisėjimas vienareikšmiškai man asmeniškai yra gėris. Ir priimti sprendimą greitai. Taip. Jo, nes išsiugdo tas toksai įvyko ir tu nesėdi ir negalvoji, o ne, kaip blogai, kad įvyko, tu sėdi, dėlioji veiksmų planą, kaip išeiti iš situacijos, o paskiau jau, kada išsisprendė, jau tada kažkaip jau gali ir pagalvoti, blembo, kodėl čia vis tik tai kažkas įvyko. Taip. Yra tas dalykas. Ar dažnai skaito taisyklės ir padarot klaidų teorijos testuose, Mindaugai? Aš tavęs paklausiu, nes neprisimenu, kada tu esi padaręs klaidų teorijos testuose. Jo, dabar vieną padariau nacionalinės lygos teisėjų. Bet anuliavo ten galiausiai, ar ne? Ne, nenuliavo, teko kalbėti su testą sudariusiu asmeniu, visgi norėjom pasidiskutuoti apie klausimą. Sutinku, kad pelnyta klaida, bet klausimas galėjo būti šiek tiek korektiškiau sudėliotas. Grįžtant prie klausimo, tai čia turbūt vėlgi asmeniškas dalykas, kiekvienas teisėjas turbūt įdeda laiko skirtingai. Aš asmeniškai skaitau, pats Mariau žinai kiek. Mano klaidų riba yra labai žema, mano tikslas nepadaryti niekados, bet kai perskaitom tiek taisyklės, tiek interpretacijas, vis tiek nesi užtikrintas 100%, bet kai reikia spręsti testus, jauties tada kažkaip stipriai ir dažniausiai tos klaidos kažkaip stengiama išvengti. Bet skaitom porą kartų per metus įprastai prieš seminarus, ar ne, Remigijų? Tu kažkaip labai iš anksti pradedi skaityti, vos ne dar 2 mėnesiai iki seminaro, jau Remigijus pasiruošęs klausimų kelionė yra visą laiką. Skaitau iš anksčiau, kad susigulėtų informacija, tą atnaujintą vėl, atnaujinam, atšviežinam, nuvalom dulkės, kaip sakoma. Aš iš anksčiau mėgstu taip. Tai 2 kartai į metus, tai yra rudenį, kai važiuojam į seminarą į Druskininkus ir žiemą. Ir žiemos seminarą į Jonavą, tai dabar jau kolegos ramus, sėdi, išsilaikė, viskas jau gali tęsti 2 sezono dalį, o manęs dar laukia, tai jau pradėta skaityti yra, neseniai sužinojom datą, bet kaip sakoma, nuspėjama data seminaro, tai vasario 4 vėl bus
žinių ir fizinio pasirengimo patikrinimas, kaip mes atrodome. Gal šiaip kalbam, mum čia, aš prieš podcastą galvojau, kai jau sugalvojom, kad darysim podcastą su teisėjais, aš galvoju, ko aš jų klausiu, kažkaip ir viską žinau ir tada sunku labai paklausti. Yra, bet žmonėm fizinis patikrinimas, teorinis patikrinimas. Kaip Remigijau, gal gali papasakot, kaip atrodo tas teorinis patikrinimas ir fizinis patikrinimas teisėjų? Teorinis patikrinimas tai yra 25 klausimai iš krepšinio taisyklių ir interpretacijų. Čia grubiai 250 puslapį informacijos. Aš šiandien galvoju, kiek yra, 250 ar 260. Panašiai. Kažkur taip. Panašiai. Tai va, iš 260 puslapių ir iš jų yra pateikti 25 klausimai, kur praeinama riba yra 6-80%. Taip. Taip, 5 klaidas. 5 klaidas galima padaryti ir 80%. Nors nerekomenduotina. Jo, kuo mažiau, tuo geriau. Mindaugas va jau pergyvena, kad vieną padarė. Čia mūsų, kaip sakoma, visiems susipažinti taisyklių knygutė, mes jį vadinam. Arba taisyklių gurų. Tai, o fizinio pasirengimo testas, jei tu nesi pasiruošęs, aš kaip sakau, vasarą, kai važiuoji, tai ruošiesi tam testui. Nes tikrai jau su metais jaučiasi, kad be pasiruošimo neįvykdytum jo, neišbėgtum, kitaip sakant. O kad kaip mėgėjų supažindinti su juo, tai yra 10 minučių, vadinasi beep test, jei neklystu. Šaudyklė, nes bėgimas. Šaudyklė tokia 20 metrų ir ji greitėja laikas pagal nubėgimo. Kai greitėja laikas 2, 5 ir 7 minutę. Tai mes nubėgam per 10 minučių 86 kartus. Per 20 metrų tą. Jo, šiaip kam įdomu, tas testas jį galima laisvai parsisiųsti, yra krepšinioteisėjas.lt toks puslapis ir tenai yra įkeltas, kad norėtumėt pasitikrinti grinai, kaip atrodo tas teisėjų testas. Tiem, kas žaidžia, tai tikrai neturėtų būti labai sudėtinga, nebent pagrindinis jūsų ginklas yra kūno masė aikšteliai. O šiaip tikrai yra ką veikti, netgi ir jaunimui tam teste atrodo, tik tai iš šalies žiūrint, kad labai viskas paprasta. Aš kai ruošiuosi sezonui, tai draugus pasikviečiu vis prasibėgti prie namų aikšteliai, tai jauni sportuojantis mano bendramžiai 45 atkarpus, sako, pats ir bėg savo nesąmonę. Dėl to, kad Mariau, matai, aš gal papildysiu tave, šiaip iš esmės atrodo nebaisus tas testas, ar ne, kas tai yra 10 minučių prabėgtas, 86 aikštelės. Bet turbūt daugeliui tas nubėgimas, sustojimas, va tas kerta per kojas, bet ne tiek fiziškai, kiek psichologiškai. Tai man atrodo, čia šiek tiek ir galvą reikia tvarkytis, bėgant tą testą ir šiek tiek psichologiją susitvarkyti. Kad neprabėgto pyp ir nedabėgsi iki linijos. Tai sinchroniškai bėgti ten reikia dar plus. Kaip priimat kritiką į žaidėjų, trenerių ir žiūrovų ir ar labai imat į širdį? Ar greit pamirštat? Klausia. Vis dar vestus klausimai, dar aš pasakysiu, kai jau pereisim prie kitų. Aš manau, kad sveika kritika yra labai gerai, nes apskritai iš kritikos mes mokomės. Ne tik teisėjavime. Ir darbe, ir gyvenime. Tai jeigu tai yra sveika kritika, jinai sveikintina, pasidarom išvadas, jeigu pasidarom ir stengiamės pasiimti teigiamus dalykus, kas galėtų mus padaryti geresniais. Tai vienareikšmiškai kritiką aš vertinu ir priimu, jeigu jinai yra logiška ir sveikintina. Kaip Remigijau tau su komentarais ir patarimais? Kiekvienas gali reikšti nuomonę savo laisvai, išreiškia, o ta kritika, iš žiūrovų tai jos negirdi, aš moku jos negirdėti. Ir viskas. O trenerių kritika jisai žiūri naudingai savo komandai. Kad ji būtų naudinga, kaip sakoma, žinot, trenerių kritika, kitą kartą kaip profesionaliam krepšinė, ne? Ir tam mėgėjiškam. Gal reikia tą pasimti treneriui techninę, kad užvestų tą komandą. Ne? Kad žiūrėkit, treneris irgi yra, jisai šalia aikštelės, bet jisai ir kartu su jumis aikštelėje kovoja už jūs. Jisai mato, kad kažkas įvyko, tas anas, jisai padiskutavo, peržengė ribas su teisėju, pasiėmė tą techninę vadinamą ir viskas. Ir komanda atsigavo, užsivedė, visko gali būti.
Su kritika neatsiejamas mūsų šitas darbas yra, jos visur pilna. Iš žiūrovų, kaip ir sakai, turbūt ir tu, Mindaugai, visi teisėjai apskritai, mes konkrečiai net negirdim, ką ten tie žiūrovai šaukia, ypatingai jeigu jų yra daugiau. Bet po rungtynių atėjo į Rūbinę, pasisakom, ar ne, prikrovė šiandien tą, mums turim ten tokią frazę vieną, bet sakė, negalima Vaidas, kad podcastas įkeiktis, tai nesikeiksim. Kokie jūsų manymų svarbiausi bruožai būti sėkmingu ir geru teisėju? Gal tu, Remigijau, iš savo bruožų, ką tu turi tokio, kad sakytum, čia yra sėkmingo ir gero teisėjo bruožas? Darbas su savim. Labai reikia įdėti daug darbo su savim. Stengtis. Kaip sakau, save kritikuoti. Labai šį sezoną save kritikuoju. Gal blogai, gal per daug. Jau vienas kolega sako, gal užteks, Remigijau. Tu jau sako, per daug, pasakyk, kad buvo viskas gerai. Ne, vis tiek pažiūrėsiu video, rasiu, kad buvo kažkas blogai. O daugiau, sakau, atsidavimas darbui 200%. Jeigu tu tai myli, suklydai, nemačiau, pripažįstam tą klaidą. Ir viskas. Tau, Mindaugai, kaip atrodo? Jo, aš papildysiu Remigijų. Visų pirma, reikia mylėti šitą sportą, suprasti jį. Antras dalykas, būti savimi, nesiligiuoti į kažką, nekopijuoti, tiesiog būti savimi. Labai svarbios detalės, atkreipti dėmesį į mentorių, mokytojų pastebėjimus, nes turim ir observerius, ir kaip žinia, ir tai, kas mus peržiūri, tai realiai reikia imti viską, kas yra sakoma, iš to mokytis, daryti išvadas, analizuoti savo teisėjavimą, žiūrėti video. Aš manau, kad ta sėkmės istorija pas kiekvieną yra skirtinga. Bet tame slypi ir tiek, kiek jam duota būti teisėju ir kiek jisai įdeda darbo. Tai čia turbūt kompleksinis toks dalykas, meilė krepšiniui, supratimas, buvimas savimi ir reikalavimas iš savęs maksimumo. Remigijus palėtė čia irgi įdomų kampą, peržiūrą savo teisėjautų rungtynių video įrašų. Čia aišku kalbam ne apie SKL, bet apie aukštesnės lygas, kur teisėjaujam. Daug laiko labai atima, ar ne? Be abejo. Pavyzdžiui, Mindaugai, ką tu žiūri tuose videose? Ar suklydai ar nesuklydai, ar kažką daugiau bandai iškapstyti? Aš asmeniškai žiūriu visą visumą, nuo pradžios varžybų iki galo. Nežiūriu tik savo momentų, žiūriu mūsų komandos momentus, nes aš manau, kad mes visi, Mariau, labai gerai žinom, kad teisėjai tai yra ne po vieną. Teisėjai yra komanda varžybose. Aš asmeniškai kreipiu dėmesį į smulkmenas, kas kelia kažkokią įtampą varžybose. Varžybų valdymas yra vienas svarbiausių aspektų. Kažkoks nesušilptas pažeidimas. Kodėl nesušilptas pažeidimas? Ir tada analizuoji, ar bloga pozicija, ar žiūri ne ten, kur reikia, ar kažkur kažką praleidom. Ir analizuoji step by step, žingsnį po žingsnio ir tu matai iš tikrųjų, kad gal kažkur kažkokia klaidelė buvo, kas iššaukia vienokią ir kitokią emociją. Tai aš žiūriu visą visumą. Nuo taip, kaip judė aikšteliai, nuo kūno kalbos iki nesušilpto kažkokio smulkmeniško dalyko, kas įžiebė tą žiežirbą tolimesniam valdymui. Remigijau, ar yra kažkokia taktika, kaip surasti savo, Mindaugas pasakė esmę, surasti atsakymą ne ar buvo pražanga ar nebuvo, bet kodėl jinai nebuvo fiksuota, pavyzdžiui, jeigu jinai buvo ar ne, koks yra raktas, žiūrint video savo rungtynių, kaip tu žiūri ir kaip bandai surasti tas priežastis. Jei peržiūrėdamas video pamatau, prasileidau pražangą. Pirmiausia, kur mano žvilgsnis, kur aš žiūriu. Kodėl taip įvyko, kokią aš vietą užimu aikštelėje ir ieškau, kaip išspręsti kitam kartui, kad būtų pamoka, kad aš turiu būti ten, galva gal taip pasukta, o ne taip, kūnas labiau 45 laipsnių kampu, jau čia prieinam prie smulkmenų ir kad tai neįvyktų, kad tai būtų užfiksuota, nes kažkas buvo negerai. Ir pasižiūri, čia tavo kompetencijos zona ar ne tavo. Ir žiūri, iš kodėl. O kodėl aš nemačiau, galėjau padėti kolegai, jeigu jis nematė.
kodėl taip įvyko, kur koncentracija va tuo momentu, kur dingo koncentracija, bet dažniausiai, ką pastebiu, kad koncentracija kur būna į kamuolį. Jo, čia tas kamuolio nestebėjimas ir šiaip apskritai krepšinis, ar ne, kad atrodytų rungtynės skirtingos ir visi scenarijai skirtingi ir viskas vyksta, atrodytų kitaip, ar ne, bet mūsų kompų, jeigu atsidaryt folderiukus, kur mes susidėję esam savo klipus, tai iš esmės viskas yra tas pats, visos situacijos krepšinį pasikartoja. Ir tiesiog atpažinus tas situacijas, tu toliau jau žinai, kaip jas spręsti, ar ne? Tiesiog reikia atpažinti iš anksčiau, prieš tai, kai jos įvyksta, nuspėti, kas bus. Čia mėgėjų krepšinį tą pakankamai sudėtinga dažnai būna padaryti, ar ne? Nuspėti, kaip toliau klostysi žaidimas, čia vien dėl meistriškumo, nes Hebra susirinko pažaisti krepšinio, per daug neapsikrauna. Ten, kur taktikos daugiau, ten ir atsiranda. Taip, ten yra logiškesni sprendimai, logiškesni kažkokie tai, sakykime, veiksmai aikšteliai. Tai, kaip tu, Mariau, ir sakai, čia turbūt nuo meistriškumo labai daug įtakos turi. Ar yra tekę išvaryti trenerį ar žaidėjai iš aikštės, o galbūt teko net nutraukti rungtynės dėl žaidėjų ar žiūrovų veiksmų ir kaip su tuo tvarkėtės? Man asmeniškai nutraukti neteko. Išvaryti trenerį žaidėją teko. Čia profilaktiškai karts nuo karto pasitaiko. Labai retas atvejis. Iš tikrųjų, nesijaučiu negerai, nes, išvarimas trenerio arba žaidėjo tai yra turbūt jau tam tikros priežastys, kurios niekam nekelia abejonių. Tai dažniausiai treneris išvaromas dėl techninių pražangų limito, o žaidėjas lygiai taip pačiai, arba nesportinė su techninė, arba techninė su nesportinė. Vieną kartą teko išvaryti žaidėją, išprašyti iš aikštės, skiriant diskvalifikacinę pražangą nuo suoliuko. Taip, bet tai buvo visiškai jo emocijų nevaldymas ir peržengtos visos padarumo ribos. Tau, Remigijau, irgi turbūt yra tekę tą padaryti. Gal papasakotum labiau iš kitos pusės, kaip tvarkaisi su tais veikėjais, kurie gavę, tarkime, jie yra diskvalifikuoti, bet dar nusprendžia eiti garbės ratą, ten aplink salę šeriant visokiais žodžiais, ar ten tašę susirinkinėti 2 minutės. Kaip šitose situacijose nepamesti šalto proto ir išlikti ramiam, nes kartais tikrai būna, kad viduje jau ten verda, bet tu turi stovėti akmeniniu veidu ir laukt. Lauki, stovi ir lauki ir viskas ir nereaguoji, gal tik taip pasižiūri į jį, tu dar ilgai suksi tuos ratus ar reikši savo nuomonę, bet jau viskas, jau tu esi diskvalifikuotas. Ir vis, sakau, reikia, kaip pats esu žaidėjas, kad tu turi susivaldyti. Taip yra. Adrenalinas sukilęs, nervai sukilę. Gal ta diena vis tiek, mėgėjų krepšinis vyksta vakarais. Tu pavargęs, gal žaidė jau 3-4 dieną iš eilės ir atėjo tas laikas, kad tau nepatiko sprendimas, tavi nubaudė, diskvalifikavo su 2 techniniam pražangom ir tu dar vis tiek nori išsilieti. Bet tu tik tai nereaguoji. Ramuma. Viskas. Aš išlieku tikrai ramus. Šiemet šį sezoną dar neteko. Tai, žinai, ta ramuma. Gal patirtis, kad yra, žinai, tam visko yra buvę, kaip sakoma, teisėjame turėję. Tų diskvalifikacinių ir tų keiksmų ir siuntimų ir visur, žinai. Tai su laiku tai ateina, tu užsiaugini tą skūrą, grįšim prie to pačio pasakymo. Dar vienas klausimas yra, į kokį aukštesnio lygio teisėją bandote lygiuotis ir iš kur semiatės įkvėpimo ir motyvacijos? Oi, sunkus toks sudėtingas klausimas. Šiaip daugiausia į ką semiuos motyvacijas ar kreipiu dėmesį, tai yra video observerių, kuriuos mes turime, jų pastabas iš klipuko, visas, kaip pasako, kai tu paklausi jo, kodėl čia tai buvo. Jisai iš savo patirties pasako, nes tikrai kompetentingus video observerius turime regionų lygoje. Tu iš jų patirties, jie pasidalina savo patirtim, kaip aš daryčiau, kaip elgčiaus, jų profesionalumą, O šiaip į ką lygiuotis iš teisėjų, tai žinot, mes daug į ką galim lygiuotis. Mes žiūrim tą krepšinį, žiūrim ir tą LKL, ir Eurolygą, Paimkim, įsireikščiau tokį, buvęs teisėjas Luigi Lemonika patinka, kad atrodo, jisai gal iš pietietiškos tos pusės, žinai, kad jisai su žaidėjais komunikuodavo Eurolygoje, visur su šypsena.
atrodo, baigtų, nejuokauk, ne? Jisai toks būdavo. O pavyzdžiui, dar lygiuotis labai tikrai patinka Gytis Vilius, ne? Juk tenka su juo sutikti per seminarus, kaip jis praveda, ne, kaip jisai dalyvauja su mumis diskusijoje ir kaip jisai irgi sprendžia tas problematiškas situacijas, tokia pražanga turėjo, ne tokia, kodėl tokia situacija, kaip jisai komunikuoja su mumis. Labai gerai jisai tą išdėsto, išreiškia savo nuomonę iš savo profesionalumų. Tave, Mindaugai, kai kurie kolegos Jurgiu vadina. Tai nežinau, ar čia yra atsakymas į klausimą, į kurį lygiuojas. Nežinau, kelinti metai, tarp kitko, ne tik kolegos. Čia gal bene prieš 3 ar 4 metus gerbiamas Juozas Storpirštis, bene pirmas turbūt. Buvomės, kad sako, gal tu brolis? Jo, paskui iš tikrųjų ne vienas sakė, kad sako, tikrai gal giminystės ryšių turi, tai ne, jokių giminystės ryšių neturiu ir tikrai nekopijuoju, gal iš šalies taip atrodo, nes ūgis panašus ir panašiai. Aš gal papildysiu Remigijų dėl tų teisėjų, kuriuos lygiuojamės. Aš neturiu vieno, į kurį lygiuočiausi, bet pradėsiu nuo to, kad Lietuvos teisėjai, imkime LKL, ar ne, mūsų kolegas, šiaip europinių lygmenių tai yra tikrai aukšto lygio teisėjai, tai yra iš tikrųjų ir europinių lygmenių pripažinta, kiek mes turime ir fibininkų, ar ne, ir taip toliau. Aš galbūt pasakysiu taip, kad iš vieno teisėjo pasižiūriu gestikuliaciją, kas man imponuoja, iš kito kolegos teisėjo pasižiūriu varžybų valdymą, iš trečio teisėjo kūno kalbą ir taip toliau. Tokį kompleksinį vaizdą pasiemi iš ne vieno žmogaus. Tai taip, yra į ką pažiūrėti, yra į kažko pasimokyti, nes mūsų LKL'as tikrai aukšto lygio teisėjai, tai tiek Gytis, tiek Juozas, tiek Vidas, sakau, iš vieno vienas, iš kito kitas, iš trečio trečias, tai toks kompleksas gaunas. Kokių patarimų šiaip turit naujiem teisėjam? Nes aš nežinau, Vesta čia taip surašė tų klausimų, tarsi domėtųsi pradėti teisėjaut, kad labai kviečiam padaryti. Mūsų merginų gretos vis dar nėra tokios plačios, bet labai auga greitai, kas labai džiugina. Nes šiaip su Mindaugu yra tekę būti Švedijoje ne kartą stovyklai, dideliai labai teisėjų ir ten toks jausmas pusė per pusė merginų, pusė vaikinų teisėjų, o pas mus Lietuvoje ateina mergina teisėjauti, vis dar kai kur atsiranda akis ant kaktos pažadėjus, ką čia mums moteris švilps. Tai Mariau, aš tave papildysiu, kai buvom su tavim Skanijoje. Su tavim, man atrodo, ir aptarinėjom, kad ar skandinavų šalis, ar kažkas, prasme, ten net nėra nuostabos, kad krepšinio teisėjai yra moteris. Tai yra normalu. Ir ten pas jos procentas iš tikrųjų pasidalinęs, ne taip kaip Lietuvoje. Lietuvoje mes turim vos kelias merginas. 5 ar 6, dabar jeigu greit neskaičiuot. Bet... Iš viso mūsų teisėjų šeimos būrio, procentaliai tai yra labai mažas procentas. Kitose šalyse, merginos kažkaip jos labiau į šitą sportą eina ir entuziastas yra didesnis. Tai iš tikrųjų labai sveikinčiau ir kvieščiau ir merginas bandyti šito amato. Ir kokį patarimą duotum? Patarimas vėlgi būti savim ir jeigu tik jauti, kad tas traukia teisėjavimas, kad krepšinis apskritai yra įdomus sportas, bandyti domėtis taisyklėmis, interpretacijomis, varžybų detalėmis ir pajaust, ar tave traukia tas. Tai jeigu tave tas traukia, bandyti teisėjaut, būti savimi, tiesiog jaust, ar tu esi savose vėžiuose. Nes teisėjavimas tikrai ne kiekvienam duotas. Ir Mariu, pats puikiai žinai, kiek mes turėjom kolegų, kurie pabandė 3, 4, 5 metus ir jų šiandien dienai šitos srity neturim, vien dėl to, kad jiems nelipo šitas amatas. Tai vienareikšmiškai negalima labai pasakyti, ką daryti, kad būtų sėkmingų teisėjų, nes nepaslaptys, kodėl mūsų Lietuvoje yra tiek nedaug. Tai turbūt dėl to, kad nėra labai patrauklis sritis. Tai turbūt to sėkmės plano ar sėkmės istorijos nėra aprašytos, bet tu turi jausti vidum, ar tu būsi čia ar nebūsi. Remigijau, koks būtų tavo patarimas? Aš visą laiką sakau, dabar irgi prasidėjo Aitvaro taurės naujas sezonas ir nauji teisėjai iš mokyklėlės pradėjo teisėjaut. Aš visą laiką sakau, tu tiesiog, jeigu tu matai, tai tiesiog švilpk.
O tada jau ten gilinkis. Buvo, nebuvo. Pirmas dalykas - išmokti, kas pakankamai sunku pradedant teisiauti. Tu matai, tu supranti, kas įvyko, bet sušvilpt kažkodėl tai užstringa toj vietoje, ar ne? Taip. Tai tiesiog švilp. Ta sėkmė kaip sėkmė. Man nuomonė tai tokia yra. Jei, kaip sakoma, mes mylim tą krepšinę, ne? Visi. Ir norim būti krepšininkais, kai buvom jaunesni, svajojam, ne? Bet sakau, kai aš paėmiau tą pirmą kartą tą švilpuką, paėmiau pirmą, antrą, trečią, gal paskui praėjo keli metai ir, matau, kad gal aš tuo tikru geru profesionalu nebūsiu ir netapau aš jau, kad aš uždirbčiau pinigus. Bet yra teisėjavimas, kur tu esi šalia. Aikštelės, su tuo krepšiniu, su tais pačiais, pamatai to žmonės kitus ir sutinki tą žvaigždės taip pat, ne? Paimkim tą, tu esi šalia su tuo mylimu krepšiniu. O ta sėkmės formulė, nežinau, kiekvienam. Gal duoda kažkiek teisėjui, kad esi žaidęs krepšiniu. Tu supranti, kas ten vyksta viduje, ką daro tie 10 žmonių tenai. Jie juk visko pridaro ir palaiko, ir tą, kitą kartą pamatai už rankos. Tu žinai, kaip kas turi vykti. Daro derinį, juk skaitai žaidimą. Tai va čia tai yra gal sėkmė irgi gal, kad tu esi pabandęs žaisti to krepšinio. Tu žinai tą virtuvę, kas vyksta tenai, to aikštelėje, o tu dabar stovi šalia ir vertini tas situacijas susidarančias aikštelėje. Tai čia gal tokia sėkmė būtų didesnė. Vis tiek turi būti žaidęs to krepšinio. Suprasti jį. Ilgametis SKL žaidėjas Ignas Kalesnikas teirausi šiaip jūsų abiejų, kaip smarkiai skiriasi teisėjavimas skirtingo pajėgumo lygose. Ar D ir E lygose galite daugiau poilsiauti aikštelės galuose nei tarkim A ar B lygose, ar visgi poilsiaujate tiek pat, kažkaip poilsiavimą akcentuoja Ignas. Kaip smarkiai skiriasi nusiteikimas švilpti žemesnio pajėgumo lygose palyginti su aukštesnėmis lygomis? Lyginant aukštesnės ir žemesnės lygas, tai galiu pasakyti, teisėjimas skiriasi tuo, kad aukštesnėse lygose meistriškumas yra kitoks. Mariau, tai yra nepaslaptis. Sprendimai kitokie, veiksmai kitokie, jie nuoseklesni, logiškesni, natūralu, kad pražangų kiekis yra kitoks. Pats krepšinis yra kitoks, galim duoti kontaktą kitokį, tas vaizdas visai, toks smagesnis akiai. Žemesnėse lygose iš tikrųjų galbūt krepšinis yra labiau toks bardakėlis, bet jį suvaldyti reikia, nes ir tame bardakėlėje yra daug veiksmo, daug veiklos ir tu ten atsipalaiduoti tikrai negali. Tas pats varžybų valdymas tiek aukštesniai, tiek žemesniai lygoje yra privalomas. Kaip Remigijau tavo, ar ateini pabimbinėti į lygą? Ne, pavyzdžiui. Man visos vienodai. Dirbu koncentracija vienoda, ar A, B, C, D, E, F, kaip sakoma, o tas pabimbinėjimas, nežinau, kodėl taip atsiranda, jiem atrodo, gal pritarsiu Mindaugui, meistriškumas. Kitoks kontakto lygis, o šitiem žemesnės lygos krepšininkai, jie kai įsivelia į tą chaosą ir jų nebesustabdai. Kai mes turim tą tokį posakį, pamatėm, kad jie bėga, iš teisėjimo, reikia, kad nuraminti, palaikom tą kamuolį, išėję kamuolys užžibi, prilaikom, nurimo. Nenurimo, tęsiam toliau, gal nurims, pavargs. Taip, jie praranda tą sveiką protą iš to chaoso, kad gal sustokit, žiūrėkit, pakombinuokit, vis tiek šitos komandos ir treniruojasi, ir turi to laisvo tas salės treniruotėm, įsinuomoja, ne visada, ne kiekvieną dieną juk žaidžia. Tai per treniruotės irgi 5 prieš 5, nesivelkite irgi chaosą, kad tenai jau, žinot, laimėsim Ferrari ar dar kažką. Tai lygiai tas pats ir jau kai oficialiuose su teisėjais, sustokit ramiai, gal kokį derinuką, dar kažką ir tai turėtų padėti, bet man tai vienodai yra A, B ar C, susikaupimas toks pat. Man tai kartais iš tikrųjų net ten D ir E lygoj būna sudėtingiau teisėjauti, nes kaip ir tu sakai, kada prasideda visas tas bardakas aikšteliai, tai ten atsirinkti kas, kur ir kada, tai pakankamai reikia daug tikrai dėmesio skirti tam, o jeigu jo neskiri, tai iš vis tada būna labai prastai. Tai. Ir jeigu tu paleidi grajų, suvaldyti yra sunkiau. Tai žemesnės lygos, ar D, ar E, ar F, taip, ten žmonės galbūt ateina labiau laisvalaikio tokio apturėję, ten kontaktas toks kitoks biškelį, bet vėlgi valdyti viską reikia ir tenai.
Rokas Eimutis, 2 komandų atstovas Lingės LT ir Auks 2, teiraujasi mūsų, šiaip galėjo, kadangi Auksuose žaidžia, tai galėjo Leišio paklausti mūsų kolegos. Sveiki, ar nemanot, kad SKL kai kurie teisėjai nori varžybų metu būti labiau matomi nei komandos, kurios žaidžia? Ar čia tiesiog tapę lygos šeimininiai santykiai ir mes per daug kreipiam dėmesį ir Rokas akcentuoja, kad klausimas ne apie jūs? Remigijau, tu pastebėjai kažkokį tokį? Nemanau ir neturiu pastebėjimų, žinokit, tikrai. Aš gal pasakysiu taip, apskritai teisėjai turbūt niekados nenori būti labiau matomi, nes varžybos šiaip sklandžiau praeina tada, kai teisėjai yra apskritai mažiausiai matomi, ar ne, kai mažiausiai lendami tas situacijas ir jeigu galima nelysti apskritai, kad nelysti ir nesabdyti žaidimo, tai ne, stengtis matomiems būti tikrai tokio siekio nėra. Galbūt toks stereotipas susidaręs, sakykime, klaidingas žaidėjų kai kurių. Aš manau, kad čia tiesiog galbūt reikėtų pakeisti mąstymą ir tą interpretaciją pakeisti pačių tų žmonių, kurie taip galvoja. Mąstymo, kad teisėjas, kuris atėjo teisėjų rungtynių, yra vos ne irgi dar vienas varžovas, kurį čia irgi reikia nugalėti, apgauti, ten kažkaip tai įrodyti savo tiesą ir panašiai. Būtent. Tas nežinau, būtų matomėm SKL, prieš ką būtų matomėm, prieš tuos 8 žiūrovus, kurie atėjo pasižiūrėti. nelabai yra prieš ką rodytis. Iš tikrųjų. Nematau. Tikrai, žinau, trumpas ir konkretus atsakymas. Deividas Aukštuolis iš Narestos puikiai pažįstamas vyrukas klausė, visų pirma teigia, kad abu jūs esate šio sezono teisėjų MVP ir išreiškia jums didelę pagarbą. Ačiū, o Deividai. klausimas labai paprastas yra, kieno spaudimą lengviau atlaikyti, Mariaus Tenikaičio ar žmonos, Remigijau? Tai žinoma, Mariaus Teninkaičio. Nes gal seniau kokie... Tu žiūrėk, žmona klausys podcastą. Žinai, gal kokie 5 metai atgal, tai prisimenant konkrečiai Marių, gal jis būdavo toks piktesnis, žinai, toks sušilpi kažką, pasižiūri toks rustus, žinai. O imant šį sezoną, tai tokį, žinai, palyginimą, taip, toks dabar šovė, žinai, sušvilpiu Mariukai kažką, Marius taip pasižiūri, tokį priminė personažą, Batuotą Katiną iš paskutinio multiką, žinai, kai jisai žiūrėjo tą kitę, ar kaip tą, žinai, katytę savo, tokiom akytėm, žinai, pilnas tokias gėrė, žinai, Mariu, kas buvo? Buvo, žinai, ir viskas, tai va. Kai gauni nuo žmonos pilos. Ar nuo Tenikaičio daug? Ne, tarp kitko, Mariui Tenikaičio linkėjimai, mes esame labai geri seni bičiuliai, kartu žaidėm krepšinio mokykloje. Mariu tik tai gerai žodžiais galėčiau iš tikrųjų apibūdinti, tai yra didelis žmogus su labai gera didelė širdim. O koks klausimas buvo, ką lengviau... Kieno spaudimą lengviau atlaikyti, žmonos ar jo? Negalėčiau, žinok, atsakyti šitą klausimą iš tikrųjų. Tai nes namo reikia grįžti. Teisingai, bet šiaip, iš tikrųjų, rezumuojant ir šitą klausimą atsakant taip nekonkrečiai, kuo daugiau tokių žmonių su tokia emocija būtų kaip Marius Tenikaitis, tai būtų labai, labai smagu. Mindaugas Jonušas iš Gelan komandos, dabar jau liktais, kažkaip senai mačiau labai Mindaugą žaidžiantį, bet... Klausimas tau, tarp kitko. Ačiū Mindaugui už visada teigiamą požiūrį į darbą, vienas geriausių teisėjų. Pastebėt, kad visi, kas užduoda klausimą, pradžioje išgiria, reiškia, paglosto širdį, tada jau klausia. Vienas geriausių teisėjų, sako apie tave šiaip. Nėra buvę, kad ateitų į varžybas atsineždamas blogą nuotaiką ar požiūrį pro pirštus, o tai visada sąlygoja varžybų ir emocijų valdymą. Čia Remigijau kažkodėl apie tave nekalba. Visada paklausus paaiškins, pripažins, jei suklydo, ko nepasakysi apie kitus kolegas. Klausimas, kodėl kiti kolegos nesugeba suvaldyti varžybų, patirties trūkumas ar asmeninės savybės. Ir aš dar čia nuo savęs pradėsiu. Ar netrodo tas, kad, ar jums netrodo, kad ta frazė paleidot varžybas yra iš piršto laužta, tokia jau bilė tik tai, kad pasakyti kažką. Kartais, Mariu, tu teisus, kartais tas teiginys paleidot varžybas yra visiškai ne vietų ir nelaikų pasakytas. Ta frazė neturi visiškai jokios reikšmės. Atsakant į Mindaugo teiginį, tai visų pirma, ačiū iš tikrųjų už pastebėjimą. Tai Mindaugas yra vienas turbūt iš tokių emociškiausių žaidėjų galbūt. Mes su juo esam pažįstami pakankamai galbūt nesenai, gal 5-6 metai. Tai, bet jisai visą laiką pasiklausia, aš visą laiką atsakau ir ta komunikacija vyksta.
Tai aš manau, kad, Mariu, kaip tu ir klausai, ir po varžybų iš tikrųjų linkęs esu eiti diskusiją, tai čia vienas iš pavyzdžių, kad ir varžybų metu, kai laikas stovi ir tu gali trumpai padiskutuoti, tai aš linkęs visą laiką atsakyti į klausimą žmogų, kuris iš tikrųjų klausia normaliai. Tai Mindaugo pavyzdys tas, kad jam kyla klausimų. Kodėl čia nebuvo pražangos, o kodėl ten buvo pražanga, tai mes visą laiką pasidiskutuojam trumpai, aiškiai ir jam viskas aišku. Ta prasme, ta emocija ir tas dialogas vyksta dviejų žmonių. Tai aš manau, kad iš tikrųjų kiekvienas asmo, kuris dalyvautų dialogė ir trumpai ir aiškiai sugebėtų atsakyti, aš manau, kad jisai tips užsidirbtų prie žaidėjus. Paulius Bakučionis iš BC Random komandos klausė, puikus teisėjai, manau, Remigijus LKL galėtų švilpti, netgi tau irgi komplimentų. Aplamai teisėjai nuostabus, jokių priekaištų. Ir klausimas būtų toks, ar netrūksta motivacijos švilpti visokiem pseudo krepšininkam? Ne, tikrai netrūksta. Žinok, dabar paskutinės gal porą savaičių imam tą sostinės for fun lygą. Ne? Ten jie susirenka vyrukai pažaisti, žaidžia tą krepšinį, mes įsiterpiam, kada reikia ir viskas. O aišku, būna tų visokiausių situacijų, bet jokio skirtumo. Pseudo, ne pseudo, ar buvęs krepšininkas, buvęs žvaigždė. Visi vienodi, visi lygus. Mes esam kaip ir teisėjai, susirenkam, visi lygus, vienodi. Taip ir žaidėjai mum yra visi lygus ir vienodi. Nėra jokių, neturiu skirtinumų. Kaip, Mindaugai, tau būna momentų, kur toks... Ne, tikrai ne. Aš pritarsiu Remigijui, kad ar pseudo, ar ne pseudo, žiūrėk, sostinės krepšinio lygoje yra įvairiaus plauko žaidėjų. Nuo labai labai aukšto meistriškumo iki tų, kurie ateina gerai praleisti laiką. Tai aš manau, kad pagarba turėtų būti vienoda visiems. Ar tu moki labai gerai žaisti krepšinio, ar tu iš vis nemoki žaisti krepšinio, bet eini į aikštelę ir sportuoji. Aš čia visai nesenai Facebook'e jau buvau pasidalinęs tokiu, nežinau ar matei, tokį postų, kur žaidžia vaikinukų 2 komandos ir vienas iš žaidėjų meta iš po krepšio, nepataiko ir gynėjai tiesiog imituoja gynybą ir kai jisai pataiko visgi iš kokio ten 6 ar 7 karto, visi apsidžiaugia, net ir priešininkai, net ir tos pačios komandos žaidėjai. Tai moralas koksai, kad aš manau, kad turėtumėm gerbti kiekvieną žmogų, kuris žaidžia mėgėjų lygoje, nes jisai ateina gerai praleisti laiko, jisai turi užimtumą ir tai mūsų darbas. Ir dar įsiterpsiu, yra ir panelės, kur Indrė mūsų kolegė, teisėja, irgi yra registruota į Auks 3 komandą for fun lygoje, tai neteko man su jie kartu žaisti, tikrai prašau Indrė teik nors bent į vienas rungtynės. Ir man, žinot, ką patinka, būdavo seniau irgi viena mergina žaisdavo tarp vyro, mėgėjų lygoje. Ir vyrukai, nepraraskite jūs to sveiką protą, leiskite tai merginai pajusti tą krepšinį tarp tų vyrukų, leiskite ir pelnytos 2 taškelius ar 3 taškį. Jinai mergina, jai reikia irgi to emocijos pajusti, jei niekur ji nežaidžia. Nori tai pasižaisti for fun ir tegu žaidžia. Dabar jau yra sostinės krepšinio lygos moterų čempionatas, tai tikrai jau mūsų damos nėra nuskriaustas pagaliau. Iš tikrųjų, 2 sezonas vyksta ir tas čempionatas ūgtelėjęs netgi ir labai, labai ten viskas smagiai vyksta. Paulius Miškinis iš Imperatyvo ir MKK komandų, dar vienas žmogus, kuris atstovauja 2 komandas, klausė, sveiki, ar pritarėte teiginiui, kad kuo aukštesnė žaidėjų meistriškumas, tuo teisėjams lengviau dirbti. Ar teisėjas turi galimybę pasirinkti, atsisakyti dirbti tam tikrose rungtynėse ir jei taip, ar buvote kad nors atsisakę ir kodėl? Aš manau, kad mes apie tą meistriškumą šiek tiek palėtėm. Taip, iš tikrųjų yra paprasčiau teisėjauti tą prasme, kad yra aiškiau, kur žiūrėti, ar ne? Taip, ir kontakto lygis. Jo, o vat su tais atsisakymais turim galimybę, ar ne? Ne, mes turim galimybę, tik ką mes užsipildom savo savaitės užimtumą, ne? Ir viskas. O kad specialiai kažkam atsisakinėti nebuvo nei kartą per... Gal Paulius, ar ne, vardu uždavė klausimą, tai gal Paulius turi omeny, kad atsisakinėtų varžybas, pasirinkti geresnės ir atsisakyti prastesnių. Gal į tai klausimas orientuotas, jeigu į tai atsakau tikrai ne, to nedarom.
kas yra paskirta, tą teisėjaujam, o atsisakom tik tokiu momentu, jeigu asmeniai, tarkim, kažkokie tai dalykai priverčia atsisakyti, tai mes paprašom, kad mums pakeistų tvarkaraštį arba tiesiog kolegą surandam, kuris galėtų pavaduoti varžybų metu. Ir čia irgi puikus laikas turbūt dar vieną mitą sugriauti, nei vienas teisėjas nesirenka savo rungtynių mėgėjo krepšinį, į kurias eiti teisėjauti, yra viskas paskiriama krepšinio teisėjų sąjungos paskirto žmogaus, kelių žmonių ir ką gavom, tą einam ir teisėjavom. Iš principo nieko. Tikrai. Mes užimtumą mes užpildom, norim tokią valandą teisėjauti, tai kitokios, viskas, mes jokio pasirinkimo neturim. Mes dėliojame savo planą po darbo irgi, žymėdami. Kažkur matytas Haris Zenkovas teiraujasi, sako, klausimas paprastas, ar nepavargot nuo Dainiaus Novicko? Šitą klausimą jau senai Haris parašė iš tikrųjų po to posto ir kaip tik sekmanį teisėjau Darių ir galvojau, pavargau ar nepavargau. Tai aš gal trumpai, nuo Dainiaus tikrai nepavargom, pažįstami labai senai, net ir žaidė esame vienoje komandoje. Jisai yra, nežinau, puikus žaidėjas, puikus žmogus su savo emocija aikšteliai. Galbūt vieniems yra sunkesnė asmenybė, bet žinant jį, koks jis yra už aikštelės ribų, tai aikštelė jisai nesukelia daug problemų. Kaip tau, Remigiau? Šį sezoną dar nebuvau sutikęs Dainiaus, gal pasikeitęs kažkiek, bet nekildavo, žinot, jisai yra kovotojas. Kovoja ir kovoja. Nori arba laimėtojas, nori, kaip ir kiekvienas, nori laimėti, bet jisai, ta jo emocija, jinai labai tokia nuoširdė atrodo, jisai nieko nenorėdamas blogo, einu, ariu toj krepšinio aikštelėj, kad ta komanda, už kurią jis žaidžia, turi išeiti nugalėtojai. Tai va. Dainis šiaip per pirmą, antrą kėlinį visą laiką auksinis žmogus būna, paskiau pavargsta. Tiek galėčiau tik tai pridurti. Gintaras Plytnikas, Ferimstos veidas, taip įvardinkim, klausia Mindaugo. Ir čia tokia istorija iš tavo žaidimų laikų yra. Gintaras rašo, jaunystėje teko žaisti prieš Albikoną, kurio garbę tau teko ginti. Iš kur atsirado mada mesti tritaškį greitoje atakoje, kuomet iššoki nuo tritaškio, priskrendi baudos aikštelę ir meti nuo lentos? Esu daug matęs rungtynių ir daug dalyvavęs, tačiau tokių sprendimų nesutikau. Liūdniausia, kad jie krenta. Rašo Gintaras. Ar galėtum papasakoti, iš kur ir kaip tas atsirado, ar kas įkvėpė, o galbūt čia Biržiškos mokyklos lentos specifika? Tai Gintarui galėčiau atsakyti iš tikrųjų, kad po šiandien dieną aš nematau turbūt žaidėjų, kuris taip mestų, o kaip prasidėjo visa istorija, tai nei krepšinio mokykloje, nei universiteto laikais, kai žaidžiau krepšinį, taip nemėtydavau. Tai visiškai atsitiktinai tas įgūdis atsirado, kai Biržiškoje treniravomės su komanda Albikonas ir tiesiog pabandėm mėtyti nuo lentos. Išsibėgėjus, nuo tritaškio, nuo baudų, ar žaidžiant 2-2, bet viską mes nuo lentos. Ir aš iš tikrųjų pajutau, kad mano tie metimai kažkaip krenta. Na ir krenta ir pagalvojau, kad galbūt reikėtų pabandyti varžybų metu panaudoti tą techniką naują. Ir ant tiek prilipo, kad ne tik Biržiškai pradėjau mėtyti ir kitose vidurinėse mokyklose, kur žaisdavom varžybas. Aišku, sudėtingiau būdavo įmesti ten Sakalų salėje, Ryto arenos salėje ir taip toliau, kur lentose ir krepšiai yra kitokie. Bet iš esmės visose mokyklose, ten kur tekdavo žaisti mėgėjų lygose, tie tritaškiai krisdavo ir aš ant tiek pripratau greitos atakos metu atsispirti nuo tritaškių ir išmest kamuolį ties baudos metimo liniją, kad tai turbūt tapo mano tokiu, kredu ir arkliuku. Tai šiandien dienai, kai yra minutės pertraukėlė ar dar kažkas, tai pažįstami žmonės dar pajokauja ir pakviečia, sako, davai parodyk, sako, ar tas įgūdis dar išlikęs, ir tikrai jis yra išlikęs, aišku, reikėtų dar pasišlifuoti, bet tiek baudos, tiek tritaškiai po šiandien dienai turbūt eitų. Dar vienas klausimas nuo Gintaro tau. Ar yra kada koks fanas per rungtynės teisėjaujant įžnybės į užpakalį? Jo, yra. Čia visai nesenai per nacionalinės varžybas labai panašus į Gintarą, tarp kitko. Ok, Povilas Kaminskas iš Auks 2 komandos klausia, vėlgi tavęs, klausia, ar kada dar išbėgsi į aikštelę, bei jaunimą pamokysi ne tik mandagumo aikštelė, bet ir prarastų technologijų metimo kamuolio nuo lentos atsispiriant vieną koją. Čia pasirodo labai plačiai buvo šitas. Legendinis metimas kažkoks tai Mindaugai. Mes su Povilu žaidėm ne vienerius metus ir tam pačiam Albikone ir kitose komandose ir tarp kitko Povilas pamatęs mano tą metimo techniką, jisai pats pradėjo mėtyti baudas
ir tą darė labai sėkmingai. Nuo lentos. Nuo lentos, taip. Nemėtydavo tritaškų, bet mėtydavo baudas nuo lentos ir jam labai puikiai sekėsi. Dėl žaidimo iš tikrųjų kiekvienais metais draugai pasiūlo prisijungti kokioje nors lygoje. Vat ir šiemet ir teisėjai siūlė prisijungti prie teisėjų komandos. Atsisakyti yra labai sunku, nes, vat Mariu, ir tu pats siūlė prisijungti. Ir tavo atsakymas buvo, aš net kėdus išmečiau, Mariukai, kad nebežaisdavau. Aš dovanų kuponą norėjau kalėdų progą, kad neturėtų. Jūs išmėgink vietėt? Jo. Spolačius. Tai iš esmės visi populiarus, žiūrėk, išmečiau kėdus, išmečiau krepšinio aprangą vien tam, kad neturėtų tokios pagundos, nes aš jaučiu, kad iš tikrųjų, jeigu ateičiau žaisti krepšinio, aš savęs nesaugočiau, kadangi išoperuoti 2 keliai ir kryžminiai raiščiai, tiesiog baisu gauti traumą. Tai negaliu sakyti, kad neprisijungsiu kažkada pažaisti, nes iš tikrųjų šiemet, kai jūs tą siūlė prisijungti prie išmėgink.lt, tai labai nedaug trūko, kad sutikčiau, bet ačiū Dievui atsilaikiau. Nepasidė, Mariu, matai koks. Jo, aš ir į trenerius kviečiau paskui, kai man atsisakė žaisti, bet irgi. Bet kėdus reikės pirkti, kai trenerių salėje. Matysim kitais metais. Aš Mindaugui Lakierkas būčiau nupirkęs, kad tik ateitų. Marius Ausaitis, Auks 2 ir Kavarsko žaidėjas, klausė, ar tiesa, kad SKL teisėjai turi slaptą žaidėjų juodai sąrašą ir kaip išvengti patekimo į tą sąrašą? Iš kelių žmonių sąrašas tavo yra, Remigijau. Neturiu nei vieno juodai sąrašo. Pas manęs nėra juodojo sąrašo žaidėjų. Bet vis tiek yra, kai tiek pažįstam komandas, žinom, tie žaidėjai, kaip sakyti, nenoriu sakyti tie patys, bet jie... Bet tu nesi rašęs kažkokią, kad specialiai, kaip sakoma, tu tik tai žinai jį kaip žaidėją, ką jisai gali padaryti, aikštelį blogesnio, ne? Tai va, aš tą ir turiu minį, iš ankstinė šiokia tokia nuomonė. Yra, bet jinai nėra juoda, kad čia jau viskas tu esi nusistatęs, čia Mariu nėra tokia, kad tu esi nustatęs, tai yra pavojingesnių gal žaidėjų sąrašas, į kuriuos reikia atkreipti teisėjaujant didesnį dėmesį. Susitelkti kažkur tai žvilgsnį pažiūrėti, kaip tu, Mariu, man teisėjaudams, ką tu sakai man prieš rungtynės, tai pagausiu, ir tu pagausi. Tai nes tu veikėjas. Užfiksavai ir šaukėjau, sakai, prigavau, aš atsisukęs, ką atsakiau, taip, Mariu, prigavai, tai prašau. Tai, žinai, kaip grinas patiktas, žinai, vienas atsakymas, o taip ir viskas, tu žinai, kuris gali būti ten iš Alkūnės, gal kažkur dar, bet čia ne juodasis sąrašas, čia yra pavojingesni žaidėjai ir viskas, juodo neturiu, nėra. Bet tu pats tokiam juodajam, nes papasakok, esi bairį padaręs, žaisdamas už išmėgink.lt, įmetei taškus, nusėmėjai marškinėlius ir kaip per futbolą čia prašižiau per salę, taip, taip švenčiau pelnytus taškus. Kaip futbolistas. Kaip futbolistas, jau. Jo, švenčiau pelnytus taškus vadinasi. Ne, žinok, tikrai Mariu juodo sąrašo aš asmeniškai neturiu. Aš papildysiu Remigijų, kad taip, yra turbūt nesąrašas, yra tam tikri žaidėjai, kurie, pats puikiai žinai, kad žaidžia specifiškesnį krepšinį ir juos mes turėtumėm akiliau stebėti. Bet tai juolab tikrai nereiškia, kad mes tik juos stebim, kad tik tai žaidimas sukasi aplink juos ir taip toliau. Tai tiesiog jie turi būti sekami labiau negu kiti. Juodo sąrašo tikrai nebuvo, nėra ir turbūt abejoju, kad kada nors bus. Raimondas Braziulis teiraujasi, ar teisėjai ruošiasi rungtynėms, atkreipdami dėmesį į komandas ir į tų komandų žaidėjus, ar tiesiog ateinat ir dirbat savo darbą? Kokios komandos, kurie žaidėjai nėra svarbu? Kaip Remigijau tavo pasiruošimas? Čia įmam Sostinės krepšinio lygos rungtynės, taip? Labiau apie Sostinę kalbėkime. Apie Sostinę, gerai. Sostinė, tai ką, tu gauni, toks ir pasiruošimas, tu žinai, kad gauni rytą mailą, priminimą, kad šią dieną teisiausi, pasižiūri, teisiausi ten ir ten, tai komandai, ne? O tas pasiruošimas, grįžti, pasitikslini dar kartą valandą, kur kas, ir žinoma, jau per tiek metų, kiek 10 metų jau, ne? Kaip tu esi, taip, 10 metų, tai jau tu žinai, toj komandai komandos irgi labai mažai kom keičiasi, jos sukasi eilę metų, tos pačios, tie patys ten prisijungia tų naujų, kai baigia sporto mokyklas atsiranda, ne, bet tu ateini į tą salę ir tu pamatai jau, šiandien šitas yra, yra, gerai, šitas yra, toks pasirašymas šiandien, toks krepšinis bus čia, toks ir viskas, tu pagal komandų sudėtis, kurias tu žinai jau, pažįsti,
tu numanai, kaip jie šiandien žais, ne? Kažką. Tai va toks va pasiruošimas, o daugiau, ką? Kolega ar pats sušilpi 3 minutės, viskas, susikaupimas ir dirbam savo darbą. Jūs metate krepšį, pelno taškus savo komandai ir savo, o mes priemam sprendimus, pražanga, nepražanga, žingsnį, nežingsnį, uždirbisi tą pusį, ne iš tą. Tai va toks ir pasiruošimas, darbas. Tas pats klausimas tau, Mindaugai. Remigijus turbūt iš esmės ir atsakė. Iš esmės atsakė, aš labai trumpai papildysiu apie SKL, tai natūralu, kad pasižiūri sudėtis, kas maždaug iš žmonių yra sudėtyse, o kai ateini į salę, tai su kolega trumpai apsitari maždaug, jeigu tarkim yra kažkoks tai tas problematiškesnis žaidėjas, tai vis tiek apsitari minimaliai, ką žiūrim, ką kreipiam dėmesį ir ką akcentuojam. Ir paskui per minutės pertraukėlės dar, jeigu kažkas tai būna, ir viskas pakalbam. Skaitytojas pasivadinęs Facebook'e klausia, ar po 2 žingsnio galima sustoti su kamuoliu rankose ir dėti dar 2 žingsnius, jeigu sugalvoji. Anksčiau net sustoti negalėjai, žingsniai buvo fiksuojami. Kas čia per pasivaikščiojimai? Nesinori šios absurdiškos taisyklės išgyvendinti ir patiems būtų paprasčiau, nes dabar vienam švilpiami žingsniai, kitam ne. 2 standartai, ar nemanote? Paaiškink, Mindaugai. Taisyklių. Šiaip iš esmės iš aprašymo sudėtinga suprasti tą, ką turi žmogus galvoj, bet jeigu aš gerai suprantu, tai yra 2 žingsniai atlikus sustot ir paskui dar 2 žingsnius atlikti. Net tai yra pažeidimas, tokioje situacijoje būtų galima tiesiog dar vieną papildomą žingsnį žengti, atkeliant atraminę, pašokus išmest kamuolį į krepšį arba atlikus perdavimą ar tik tada nusileisti. Tai žingsnių taisyklė iš esmės supaprastinta šiandien dieną yra tam, kad mažiau kištumės į žaidimą, kad jisai būtų mažiau stabdomas, kad būtų rečiau stabdomas. Prisidėjo 0-1-2 ar ne, tai iš esmės gali būti ant greitos atakos arba ant transitiono 3 žingsniai net. Tai aš nemanau, kad yra nesąmonė, aš manau, kad yra logiškas dalykas, kuris palengvina pačiam krepšinį. Turbūt atsakė, ar ne? Taip. Šiaip žingsnių taisyklė yra labai paprasta. Žingsniai yra fiksuojami tada, kada yra nelegaliai atkeliama atraminė koja, o kada ją galima kilnuoti, yra aiškiai parašyta taisyklėse. Šiaip labai gera knyga, rekomenduoju visiems paskaityti, ką žaidžia. Iš karto atsakys labai daug klausimų ir bus paprasčiau žaisti ir netgi turėsit pranašumo prieš neskaičiusius, nes daug visokių ten situacijų galima paskaityti ir sužinoti, kaip jūs elgtis. Vienas iš paskutinių klausimų, šiaip keliavom prie pabaigos, jau Edgaras Matusevičius, Didėja ir Girteka logistics komandų žaidėjas, klausia, kaip dažnai pučiat ir kiek dažniausiai pripučiat? Pučiam dažnai, šiaip kiekvieną dieną realiai, teisėjaujam. O pripučiam, čia priklausomai Edgaras žaidžia ar nežaidžia. O šiaip jeigu rimtai, tai smagesnės varžybos tada, kai yra mažai pražangų. Jos tada tokios, įgaunančios pagreitį, gražesnės, tada komandos žaidžia. Kai yra daug pražangų, tai yra daug stabdymo, daug tokio negražaus krepšinio. Tai man labai miela ir smagu, kai pražangų yra nedaug. Edgaras čia dar tokį pastebėjimą prideda, o jeigu rimtai, gerbiamas teisėjų Mindaugai, kai pats buvai žaidėjas, labai nemėgai teisėjų ir dažnai su jais pykdavaisi, kaip sekasi pačiam tvarkyti su tokiais veikėjais? Klausimas abiems, ar sunki buvo pradžia stebėti žaidimą lakstant su pučiamuoju instrumentu? Tai Edgarui linkėjimai, mes seniai geri bičiuliai, kartu žaidėm ir universitete, ir vėliau tam pačiam Albikone. Tai iš esmės aš nesutikčiau su Edgaro teiginiu, kad labai nemėgau teisėjų, tikrai ne. Aš nebuvau tas blogiukas žaidėjas, su kuriais tekdavo teisėjams kovoti ir dalinti techninių, tikrai ne. Šiandien dienai tie teisėjai, kurie man teisėjaudavo ir šiandien dienai yra mano labai geri bičiuliai. Ir aš pripažįstu, kad tada, kai žaisdavau, tikrai dažniausiu atveju būdavau neteisus, nes nesuprasdavau interpretacijų ir didesnės dalies taisyklių. Kaip tvarkausi šiandien dieną, aš turbūt atsinešu į varžybas momentus, kai pats žaisdavau ir nesuprasdavau. Tai dabar aš iš tikrųjų matau tuos žaidėjus, kurie lygiai taip pačiai elgėsi taip, kaip aš elgdavaus. Ir aš stengiuosi nekartoti tų klaidų. Aš stengiuosi tada padiskutuoti, paaiškinti, jeigu įmanoma, ir važiuoti toliau. Remigijau, ar tau buvo sunki pradžia stebėti žaidimą iš šalies po tiek metų žaidimo, kaip pats žaidėjai? Kaip aš žaidžiu, gal ir būdavo kartais, taip žinai, pagalvodai, būčiau pataikęs tą baudą, gal tą tritaškį, žinai, būčiau padaręs kitaip.
Tik tuo atveju, kartais, žinai, kai būna tu, dėl ko ir pasirinkau irgi su Vaidu, pernai metais pakalbėjom, kad skau, reikia to poilsio. Teisiaujam beveik kiekvieną dieną. Tai vieną dieną pasirinkau, kad būtų pailsėti nuo krepšinio, bet būti su tuo krepšiniu. Bet būti kitaip, pagainio tą kamuolį. Pabėgiot, pabūt su komanda ir taip toliau. Tai va dar tikrai yra sveikintina, žinai, Mindaugai, sugrįžk į krepšinio aikštelę, ta prasipūsi kitaip tą galvą, žinau, tikrai atsipalaiduosi. Aš tikrai pagalvosiu. Mano pernykštis kvietimas galioja šiaip. Šiųmetinis mūsų ankstesnis jau to paseno. Pabaigai, Dainius Novickas kažkur matytų ir daugybės visų kitų komandų atstovas, apie kurį jau čia buvom užsiminę, klausė, išmoksit kada normaliai švilpt, ar čia mes nemokam žaisti? Remigijau atsakyk pirmas. Nežinau, man... Be komentarų. Ir labai retorinis toks. Ir kitas klausimas, ar baigsit kada nors būti nepatenkinti visko Grajaus metu? Tai aš atsakysiu, turbūt ne, nes mes nesam nepatenkinti, mes vadovaujamės taisyklėm, interpretacijom. Kaip ir dabar, taip ir ateityje vadovausimės ir toliau, ir turbūt. Ir būsim tais nepatenkintais ir toliau, tai turbūt Dainius neišvengs to. Sutinki ar ne, Remigijau? Aš tai gal taip, aš tai taip atsakyčiau, būsiu baigti nepatenkintas visko Grajaus metu tada, kai Dainius baigs. Kai su šypsena visada ateis, baigs krepšinį žaisti ar baigs būti nepatenkintas? Kai baigs būti nepatenkintas. Pabaigai, toks klausimėlis pafantazavimui, prašiau jūsų pagalvoti atsakymą iš tą klausimą, jeigu galėtumėt nuspręst ir būtumėt FIBA techninės komisijos vadovas, kokią taisyklę iš krepšinio mestumėt lauk visiems laikam, o galbūt kažkuria dar pridėtumėt? Taip, turėjau laiko pagalvot. Išmeščiau lauk turbūt pusapskritimo taisyklę, nes būtų paprasčiau. Blokavimo pražanga ar įsirėžimas. O čia dar mes turim traktuoti. Žaidėjai palies. Čia iš teisėjo grinai pusės, ar ne? Jo, grinai, labai daug reikalų. Daug reikalų. Kojos pusapskritime, ant linijos, užmintos, neužmintos, žaidėja puolėjas pašokęs į orą, ar dar ne. Sunku, labai tokia sudėtinga ta situacija su pusapskritimi, tai žinokit, tikrai ją ištrinčiau. Aš galbūt panaikinčiau kitokią, kai perimtas kamuolys yra ore ir negalima atlikti perdavimo nenusileidus. Aš turbūt panaikinčiau šitą taisyklę. Šiuo atveju galioja taip, kad jeigu gynėjas perima kamuolį, jisai, būdamas ore su kamuoliu, gali nusileisti tik tai pats ant žemės ir tik tada arba varydis, arba perduot kamuolį komandos draugui. Pažeidžia taisyklės, jeigu jisai, būdamas ore, perima kamuolį ir nenusileidęs, čia tu apie vidurio liniją kalbėjai. Atlieka perdavimą, taip. Tai aš turbūt naikinčiau tą taisyklę pažeidimo, kad palikčiau turbūt galiot, kad jisai galėtų ir perduot, būdamas ore. Tai pagreitintų žaidimą. Aš nupieščiau 4 taškų liniją, man šiaip visos taisyklės, kurios yra tinka, bet matant, kaip eina krepšinis į priekį, ar ne, jau 3 taškis tapęs toks absoliučiai, lengvas? Ne tai, kad lengvas, bet tiesiog dabar visi meta 3 taškus. Jisai progresuoja labai. Labai stipriai progresuoja. Laikas piešti 4 taškų liniją, toliau kažkur tai. O ką pridėtum, Remigijau? Klausimas buvo antros dalies, ką pridėtum. Bet tai su pridėjimu būtų, kad reikėtų vieną panaikinti. Nebūtinai. Aš nieko nenaikinu, 4 taškų liniją nusipiešiu. Oi, 4. Aš dadėčiau ginčą kamuolį, kad šoktų. Panaikinti pakaitinę rodiklę. Pakaitinę kamuolį rodiklę panaikinčiau. Kaip Eurolygoje. Žinai, ką papildyčiau? 5 taškų vertės metimą, jeigu pataiko nuo lentos atsispyrus nuo 3 taškų linijos zonos. Tai va šitą gražią gaidą ir baigsim šitą mūsų podcastą. Ačiū visiems, kas jį žiūrėjote iki pabaigos. Linkėjimai visiems kolegom, kurie net nebijojo, kad paklausys šito podcasto. Ir kitą kartą SKL podcast'e susitiksim, manau, kad už gero mėnesio. Ir jeigu turit minčių, ką jį galėtumėm pakviesti, jau ne iš teisėjų, tai rašykit komentaruose, rašykit Vaidui, rašykit man ar Remigijui su Mindaugu perduos kažkaip tai. Tai ačiū visiems uždėmesį ir gero laiko. Viso. Ačiū viso.